Giliai įkvėpk ir iškvėpk, kad suvoktum, kodėl aš kenčiu, iš kur kyla ši kančia. Tavo kančia baimė gali atspindėti tavo tėvų, protėvių ir visos planetos kančią. Ji apima ir tavo gyvenamojo laikotarpio kančią, tavo bendruomenės, visuomenės ir tautos kentėjimą. Labai svarbu jo neužgožti muzika, filmais, kompiuteriniais žaidimais. Tau medituotojui svarbiausia turėti drąsos grįžti į save, pripažinti kančią, laikyti ją viduje ir įdėmiai įsižiūrėti. Medituotojas įkvepia ir sako: sveiki, mano baime, mano pyktį, mano neviltie. Aš jumis gerai pasirūpinsiu. Vos tik atpažinsite šį jausmą ir nusišypsosite jam su meile ir rūpinimusi, dėmesingai apkabinsite, baimė pradės keistis. Tai yra dėmesingumo ir sąmoningumo stebuklas. Tarsi ryto saulė apšviestų lotoso žiedą. Pumpuras dar neprasiskleidęs, bet saulės šviesai krintant žemyn, fotonai įsiskverbia į jį ir spindulių persmelkti žiedai per valandą kitą išsiskleidžia. Mes turime dėmesingumo energiją generuojamą, kai dėmesingai vaikštome, sėdime ir kvėpuojame. Ta energija apkabiname savo baimę taip švelniai, kaip šviesa apglėbia žiedą. Kai susiduria dvi energijos rūšys, įvyksta permaina, transformacija. Švelnumo energija persmelkia baimę, pyktį ar neviltį. Tu laikai tuos jausmus taip švelniai, kaip laikytum sužeistą vaiką.